Sveiki visi, esu Jelena Čipulienė, esu tas tikrasis ekspertas, atestuotas ekspertas, ne bandelių kepėjo ekspertas. Esu atstovas statybos projektų ekspertizės centras ir šiandien kalbėsime tokių įdomių klausimų, kas brangiau. Klaidų taisymas, tai yra ekspertizės atlikimas arba kokybiškas ekspertizės atlikimas, ar klaidų taisymas statyboje. Mano manimu, klaidų taisymas ekspertizėje tai yra mūsų kaip projektuotojų arba jūsų kaip projektuotojų, priklausomai nuo to, kas kurioje pusėje tuo atveju yra. Tai yra tik tai laikas, tai yra kainuojantis laikas, bet tai yra laikas. Jeigu mes kalbam apie klaidų taisymą statybos metu, tai mes kalbam apie pinigus arba apie didelius pinigus. Tai šiuo atveju mes kalbėsime apie klaidas, apie dažniausiai ekspertizės metu, gerai atliekamos ekspertizės metu nustatomas klaidas. Aplamai, kas yra ekspertas, mes pabandėm suformuluoti su mūsų komanda, kasgi yra ekspertas. Tai ekspertas mūsų manimų yra grandys tarp kūrybos, tai yra tarp projektuotojų ir tarp norminių dokumentų. Mes turime suvokti, ką projektuojate jūs ir ką reikalauja norminiai dokumentai. Ką mes tikrinam, mūsų pagrindinis planas yra, tai yra, mes tikrinam projektų įgyvendinimą, kaip sumanimas, norminiai dokumentai, kaip sueina viskas šitas į vieną dalyką. Kokybės kontrolės atlikimas tai yra sausas norminių dokumentų patikrinimas, teisiniai aspektai, tai yra bendrinis požiūris į projektą, bendrinis požiūris į trečiuosius asmenis, į tokius kaip neįgaliųjų reikalavimai ir visi kiti reikalavimai, kurie yra konkrečiai pritaikomi jūsų sklypui, jūsų projektui. Rizikų vertinimas iš savo didžiulės patirties, kuri yra tikrai didesnė už daugelį projektuotojų. Ekspertas gali kitaip įvertinti jūsų projektuojamą pastatą, tam pastatui keliamus reikalavimus ir papildomai užduoti klausimus, apie kuriuos jūs galbūt net nepagalvojate. Ir be abejo, komunikacija, kas yra tikrai labai svarbu ekspertui, nes dažnu atveju ekspertas tuojasi tarp projektuotojo ir tarp užsakovo. Ekspertas gali išaiškinti projektuotojui, ko galbūt tuo atveju reikalauja užsakovas. Ekspertas gali išaiškinti ir užsakovui, ko, pavyzdžiui, reikalauja projektuotojas. Ir netgi esant tokiam labai ydinga praktika paskutiniu metu yra, kai projektuotojas iš anksto numato neteisingą sprendimą, nes to reikalauja užsakovas ir laukia, kad ekspertas pateiks pastabą ir tokiu atveju projektuotojas gali apginti savo teisingą sprendimą, tai yra eksperto rankomis, apginti savo sprendimą prieš užsakovą. Aš manau, kad tai galima padaryti ženkliai anksčiau, teisingai pagrindus, nes iš tikro pagal įstatymą ir pagal visus dokumentus jūs turite teisę nepriiminėti sprendimų, kurie prieštarauja norminių dokumentų reikalavimams ir palikti tai ekspertui, kuris ne visada gali žiūrėti projektą teisingai. Nemanau, kad tai yra gera praktika. Taigi, kas yra ekspertas ir kaip jį parinkti? Labai trumpas apibrėžimas. Mano manimu, tai yra viskas, ką jūs galite prašyti iš eksperto. Tai, kad tai būtų didelę patirtį turinti, pilna ekspertų komanda. Tai yra, kai ekspertų komanda yra vienoj patalpoj, kai ekspertų komanda turi didelę patirtį, ilgametę patirtį, tai visas požiūris į projektą ir bendras vertinimas projekto yra visiškai kitoks negu ekspertai dirbantis pavieniui ir dirbantis iš skirtingų vietų. Nes kai ekspertai tarėsi tarpusavėje, vėliau kalbėsiu apie suderinamumą dalių, kai ekspertai tarėsi tarpusavėje, tai atsiranda tokių įdomių klausimų, kaip pavyzdžiui, netaip seniai tikrinom
ryšio bokštą, kai ateina pas mane elektrikė ir sako, aš žinai, kad prie tavo ryšio bokšto turėklo viršui pritvirtintas žaibolaidis. Ką aš paklausiu projektų vadovo? Pas tave žmonės aptarnaujantis yra vienkartiniai? Jeigu taip, jokių pretenzijų. Jeigu ne, nuimk nuo metalinio bokšto žaibolaidį. Bet taip vyksta komandinis patikrinimas ir taip atliekama yra ekspertizė. Dažniausiai nustatomos klaidos. Tai vėlgi kalbant apie tai, ką tikrina visų pirma ekspertas, tai visų pirma ekspertas tikrina, matyt, pradeda nuo tyrimų, kurių labai dažnai trūksta arba visai nebūna, jie būna neatliekami. Po to privalomųjų projektų rengimo dokumentų, tai vėlgi visų pirma ekspertas susipažįsta su vietovė, su reikalavimais vietoviai ir panašiai. Ir tik tada pradeda tikrinti projektą. Tai yra privalomieji projektų rengimo dokumentai, yra pirmenybė. Jeigu projektas teikiamas ekspertizai be privalomųjų dokumentų, jį tikrinti neįmanoma. Tai todėl labai dažnai gaunamas tokios pastabos kad nepateikti privalomieji dokumentai ir projektas bus vertinamas pakartotinai. Todėl, kad visų pirma ekspertas susipažįsta su dokumentais ir reikalavimais. Neįvertinami neįgalių asmenų poreikiai yra labai geras pasakymas. Tas, kas tinka neįgaliesiems, tinka visiems. Tai reiškia, jeigu mes pritaikysim savo pastatą, statinį ar dar kažką tai neįgaliesiems, mes galėsim naudotis visi. Ir tai bus lygybės principas, aš nežinau, labai gražus pasakymas. Gaisrinės saugos sprendinių klaidos tikrai labai daug lemia, ypatingai pridavimuose. Jūs patys žinot, kas pridavinėja pastatus, todėl geras gaisrinės saugos patikrinimas yra dažnai lemintis sklandų pastato pridavimą. Ir tas vengimas gerai patikrinti, ieškojimas išeities dėl pinigų gali lemti dar didesnius pinigus pridavimo metu. Ir trečiųjų asmenų interesų nepaisimai. Nepaisimas tai paskutiniu metu, per paskutinius porą metų, aš turėjau 4 objektus, kuriuose ir kaip konstruktorius, ir kaip bendrosios vadovas, bendrosios ekspertizės vadovas, vienuose taip, kituose taip, aš radau, kad kai kur netgi darbo projekte, kad darant perimetrinį užstatymą miesto centre, neatkreipta dėmesį į šalia esančius pastatus. Tai reiškia, jūs statot aukštesnį pastatą, visiškai nevertinant to esamo pastato. Jūs pažeidėt trečių asmenų interesus. Ant esamo pastato gali kauptis, pavyzdžiui, sniegas. Elementariai susidaro sniego maišas. Tai gali lemti griūtį. Tai jūs neužtikrinat trečių asmenų interesų. Ir joks sniego valymas, jokie alpinistai, jokie šildymai, nieks yra negalima. Jums visų pirma reikia atlikti to pastato tyrimus. Ir su šituo mes susidurėm kaip su didžiausia klaida, žmonės grįžo į patį priekį ir vienuose projektuose netgi teko keisti savo pastato konfiguraciją, nes šeimininkai nesutiko netgi atlikti tyrimų. Techninė užduotis. Labai dažna klaida prasideda nuo techninės užduoties. Nuo to, kad neteisingai nurodoma statinio statybos rūšis, pradedant nuo šito ir jau baigiant jūsų paruoštų projektų. Jeigu mes pačioj pabaigoj pastebim, kad jūs atliekat arba nes yra labai plona riba tarp naujos statybos rekonstravimo, kapitalinio remonto rekonstravimo arba kapitalinio ir paprasto remonto. Jeigu jūsų techninė užduotis, jeigu jūsų visos sąlygos, viskas neatitinka jūsų tikrajai statybos rūšiai, jūs grįžtate į pradžią. Ir tai yra laikas, tai yra pinigai, tai yra
jūsų pačių sąnaudos. Netinkamai formuluojamas projekto pavadinimas, vėlgi projekto pavadinimas yra koduotė tą, ką jūs projektuojat, pradedant nuo statybos rūšies ir baigiant visų jūsų kadastriniais pavadinimais, ne, jūsų pastato paskirties pavadinimais. Viskas tas yra dabar susieta, viskas tas yra dabar priklausoma ir vėlgi lemia pavadinimas, jisai turi būti vienodas pagal norminius dokumentus nuo pat pradžios, nuo techninės užduoties ir iki statinio pridavimo. Tai todėl čia yra labai dažnos klaidos, nustatant kaip vieną, taip ir antrą dalį. Nurodomi netinkami ir klaidingi parametrai, pasirenkami mažiausiai leistini parametrai. Geriausiai dabar žinomas pavyzdys yra molėtų kelias. Labai daug diskutuojama, labai daug kalbama. Labai daug kalbama apie tai, kad kelias yra netinkamas, kad jį eksploatuoti yra labai sunku. Jisai yra tinkamas, jisai atitinka visų norminių dokumentų reikalavimus, mažiausius norminių dokumentų reikalavimus. Projektavimas pagal mažiausius norminių dokumentų reikalavimus ne visada yra geras. Ir tai yra labai geras pavyzdys. Taip yra, viskas yra gerai, atitinka visas normas, nepatogu. Nepatogu, tai nėra norminių dokumentų reikalavimas. Todėl visos pretenzijos techniniai užduočiai. Ir nenumatomi atlikti visi reikalingi tyrimai. Tyrimai yra tikrai reikalingi. Tyrimų nebuvimas yra didžiausia problema. Inžineriniai geologiniai tyrimai, kai netaip seniai inžineriniai geologiniai tyrimai buvo supaprastinti. Labai įdomiai ministerijos buvo pasakyta, kad, žinot, dėl geologijos dar greičių nebuvo, tai galim paprastinti šį reglamentą. Galbūt ne taip suformulavau, bet esmė buvo tokia. Tai laukiam griūčių dėl to, kad neatliks geologijos, arba geologija bus per maža, arba per silpna, arba dar kažkokia, per mažai gręžinių, per mažas gręžinių gylis. Žinokit, nenustačius tam tikrų rodiklių yra aibė atvejų, kai žmonės netgi atsisakinėjo sklypų, ypatingai statant didelius pastatus, gamyklinius pastatus, kai aptinkomi yra didžiuliai durpių kiekiai arba dar kažko tai, arba visi žino mūsų Rimiją, ne, kur pastoviai sėda, nes apačioje yra durpės ir grindys yra ant durpių. Nu, kur ten padėsi 15 metrų durpių, ne. Tai jos ten yra ir sės ir toliau, ir ekspertų visų išvada, kad tos grindys sėda ir sės. Ir tai bus ilgalaikis sėdimas, nes durpių 15 metų, tai po kol ten viskas nusistovės, tai mūsų amžiui tikrai užteks. Dabar statinių tyrimai. Vėlgi, atliekant statinių tyrimus, labai dažnai jie pavydami yra ne ekspertam, ne kažkam tai, o projektuotojui. Galiu labai paprastą pavyzdį, modernizavimo atveju papildoma apkrova įrengiama ant stogo saulės kolektoriai. Pats paprasčiausias pavyzdys. Reiškia taip, papildoma apkrova, reikia nustatyti konstrukcijų laikomąją galią. Gerai, nueina projektuotojas ir sako, man rašo projekte 800 kg į kvadratą galima apkrauti tą plokštę. Tų plokščių laikomųjų galių pagal senuosius katalogus yra 3. Iš vaizdo iš šono aš kaip ekspertas neatskirsiu. Kaip atskirs projekto dalies vadovas, aš nežinau. Nes skiriasi tik armavimas. Reikia daryti gerus, normalius tyrimus. Kodėl projektuotojas nustato didžiausią įmanomą laikomąją galią? Nes laikomosios galios yra 450, 600, 800. Kaip jis nustato? Jis paskaičiuoja dabartinę savo apkrovą,
suskaičiuoja, tarkim, 650 kg ir sako, aha, ten nelaikys, parašysiu ją šitą. Aš tyrimų neatlikau, aš privalau tikėti tuo, ką jūs parašot projekte. Todėl 1:3, kad jisai pataikė. Kad jisai pataikė, aš netikiu, kad buvo naudota didžiausios laikomosios galios plokštė. Tai netikiu yra ne argumentas, nes ekspertas rašo pastabas pagal norminių dokumentų reikalavimus. Netinkamai pasirinkamas tyrimų rangovas, tai yra jūsų projektuotoje atiduodami tyrimai. Privalomų projektų dokumentų nesilaikymas. Nesivadovavimas specialiojo detaliojo plano sprendiniai. Žinokit, kai ateina, pavyzdžiui, projektas ir projektuojamas kelias ir kelio kategorija nurodoma, pavyzdžiui, C. Mes pasižiūrim bendrąjį planą, o ten B. Ką daryt? Tai kur tiesa yra, reiškia automatiškai neteisingai nustatyta, neteisingai suprojektuota ir kažkas paruošė galbūt neteisingą užduotį, kažkas neteisingai kažką suformulavo ir ieškoti sliekų pačioj pradžioj. Nesikreipiama institucijos, nederinama su KPD. Ypatingai dabar, kai atsirado statinio išvaizdos kriterijus. Ypatingai statinio išvaizdos kriterijus yra reikšmingas, jeigu jūs projektuojate teritorijose ir objektuose paveldo. Atsiradus kažkokiom angom, dar kažkam dar ten yra didelis sąrašas. Tai yra esminis išvaizdos keitimas. Nunešus tokį projektą derint su KPD, kas antras gauna atmetimą dabar. Tai patikėkit, va čia yra laikas. Kas būna po to, aš tikrai nežinau, nes kol kas mes tikrinam tik tai projektus. Projektui negaunamas valstybės patikėtinio sutikimas. Labai įdomus klausimas, nes negaunat pradžioj, o pabaigoj gaunasi taip, kad jau kažkam kažkas pernamoja, jau kažkam kažkas tai padarė ir ne vienas ir ne du tokie precedentai. Ir nesivadovaujama atliktais tyrimais, nu tai čia jau kas be ko. Projekto darulių tarpusavio suderinamumas. Vėlgi labai svarbus klausimas, nes tą, ką mes matom, aš papasakosiu apie statybos organizavimo dalies nesuderinamumą, ne? Labai trumpai, aš turėjau tokį objektą, kur reikėjo po Geležinio Vilko gatve įrengti skersai, įrengti tunelį. Tunelinį pravažiavimą. Jisai bus, viskas su juo gerai. Ką aš matau? Mano projekte, aš atidarau mano projekte, labai viskas gražu. Viskas iškasama, Geležinio Vilko gatvė, skersai, visos juostos. Viskas iškasama, įrengiamas tunelis, hidroizoliuojamas, užpilamas, įrengiamas kelias. Super. Jums taip tinka, tie, kurie Vilniečiai? Ne? Ir man netinka. Žiūriu ESO dalį. ESO daly yra tik dangų atstatymas. Tai ką aš darau? Aš skambinu projektų vadovui ir sakau, žinai, kai nupirksi plytos ženklus, sustatyk ant miesto įvažiavimo iš abiejų pusių ir savo ant durų pakabink dar vieną. Kad jau tikrai, ta prasme, nes jau toks sprendimas pakels mūsų visus ant šakių. Kągi sako man ESO dalies ekspertas, sako, pas mane nėra tunelio. Tai palauk, sakau. Tai, o kaip projektas? Tai taip vyksta ekspertizė, taip vyksta dalių patikrinimas. Ypatingai daug mes sužinome, kai mes, pavyzdžiui, ekspertai, mes sėdime visi vienoje komandoje, aš asmeniškai sėdžiu kabinete, didelis kabinetas, pas mane šalia yra gaisrininkas ir architektas. Mes tiek visko įdomaus vienas su kitu pasidalinam, tai patikėkit, tas dalių suderinamumas, jis neišeina ant galo idealus, bet mes bent jau stengiamės. Darom tai, ką galim.
Bet taisant projektą pagal pastabas, taisomos pavienės dalys. Va šitas yra labai labai blogai, nes už suderinamumą atsako projekto vadovas, bet taisomas yra pavienės dalys. Gaisrinės saugos klaidos, tai čia jo. Čia jūs ant galo dažniausiai sueinat. Labai daug su susisiekimo dalim susijusių, tai yra neteisingai suprojektuoti keliai, neteisingi pločiai, neteisingi posūkiai ir panašiai ir panašiai. Ir danga pas mus dabar yra korys, ant bangos yra korys. Atkreipkite dėmesį, kam jis yra taikomas, koksai korys yra pritaikytas eismui aplamai yra. Nes yra tam tikri sertifikuoti gaminiai, bet dauguma iš jų yra nepritaikyti eismui visai. Tai dūmų šalinimo klaidos ir apdailos degumas. Degumas yra atsparumas ugniai degumas. 2 rankos. Visiškai skirtingos, viena kairė, kita dešinė. Skirtingos savokos. Kiekvieną dieną tas pats per tą patį. Atsparumas ugniai degumas yra skirtingos savokos. Ir gaisrininkas, ir aš kaip konstruktorius, ir aš kaip bendros ekspertizės vadovas, kiekvieną kartą mes susiduriam su tuo pačiu, tai yra labai skirtingai savokos, skirtingai užtikrinama. Ką mes galim? Mes galim, kaip ekspertai, viską nuo pat pradžios ir iki pat pabaigos. Mes galim padėti jums rengti techninę užduotį kaip užsakovui. Mes galim padėti konsultuoti jūs kaip projektuotoją. Mes turime aibę jūsų, nesvarbu kokių, bet projektuojamų gamyklų, nežinau, kokių dar čia išvardinti jums, nežinau, gyvenamųjų, negyvenamųjų, visokių aibė, visokių pavyzdžių projektų, kur mes padėsim jums užduoti klausimą, ką mes dar pamiršom. Padėsim į jį atsakyti ir įvertinus tai, ką mes jau patikrinom, tai su kuo mes esam jau susidūrę. Padėsim atlikti esamų statinių tyrimus. Turint techninę užduotį, mes nustatome patys, ko jums reikia, ką jums reikia nustatyti ir kaip reikia atlikti. Mes patys sudarome tyrimo užduotį pagal tai, ką jūs numatot daryti su pastatu. Konsultuoti rengiant projektinius pasiūlymus ir patikrinti projektinius pasiūlymus. Kodėl tai dabar yra reikalinga? Kai tai buvo techniniai projektai ir techniniai projektai praeidavo ekspertizę ir tada eidavus į SLD, tai statybą leidžiantį dokumentą jūs gaudavot jau patikrintam projektui. Jau esminės klaidos buvo ištaisytos daugumoje savo. Dabargi tą, ką jūs darote, jums netikrins niekas. Ir jeigu atsiranda keitimai po SLD išdavimo, jūs grįžtat į PP stadiją. Kad to neatsirastų, tai nesvarbu, ar tai bus konsultavimas, ar tai bus patikrinimas, ar tai bus dar kažkas, tai tikrai ekspertas gali tai jums pagelbėti, padėti ir padaryti. Be abejo, pagrindinis mūsų darbas šiuo metu atlikti techninio darbo projekto ekspertizę, arba techninio ir darbo, arba darbelio kokio, atlikti projekto sprendinių vertinimą. Jeigu jūs manote, kad jūsų parengtas sprendinys, gaminiai, ar dar kažkas tai, ar dar kažkas objekte atsitikę, yra neteisingi, tai nebūtina atlikti viso projekto ekspertizę. Galima atlikti tam tikrų dalių vertinimą. Galima atlikti dalinės ekspertizės, jeigu jūs norite oficialių išvadų. Bet kuriuo atveju ekspertas rašosi, ekspertas pasirašo savo atestatų, ekspertas prisima atsakomybę. Lygiai taip pat kaip ir už statinių tyrimus. Ekspertas nesvarbu, kaip jis jos pavadino, ar ekspertizė, ar vertinimai, ar tyrimai, ar apžiūra, ar dar kažkas, tai pasirašo ekspertas ir nurodo savo kvalifikacijos atestatą. Ir atlikti jau statomo ar pastatyto pastato ar statinio ekspertizę, nesvarbu, kas pas jūs įvyko objekte,
Paskutiniu atveju sutrūkinėjo plokštės, kažkas tai, ar pas jūs ten kažkur tai matot, kad netinkamas sprendinys, įlinko, sugriuvo, supleišėjo, perkrovėt, sukrovėt medžiagas į vieną vietą, dar kažką. Viskam tam yra ekspertai. Jie tikrai, mūsų yra nemažai, kvalifikuotų galbūt įmonių ne tiek daug, bet vis tiek ekspertų yra nemažai. Ir visada yra pasiruošę padėti. Ir paskutinis dalykas labai dažnai klausiama, kienogi pusė yra ekspertas. Ar užsakovo, ar projektuotojo? Ne. Aš kaip ekspertas, aš esu pastato, kuriame jūs esate, ir jūsų kaip pastato naudotojo pusėje, o ne kažkieno tai užsakovo ar projektuotojo pusėje. Tai jeigu jums šiandien yra šilta, jeigu jūs jaučiate saugiai, tai vienas iš mūsų tikrintų objektų ir ačiū jums už dėmesį.